Sveiki, su jumis vėl sveikinasi Erika, o šiandien mes pakalbėsim apie jachtingą. Turbūt nedaugelis esate apie tai girdėję, gal nelabai plačiai nuskambėjusi tema, bet tikrai įdomi ir aktuali, sakyčiau. Tikrai esu tikra, kad daugelis esate girdėję apie tai, kas vyksta įžymybių pasaulyje. Tai įprastai skandalai, apkalbos, paparacijai yra jų kasdieniai reikalai. Bet taip pat manau, kad yra žmonių, kurie net neįsivaizduoja, kad už tų blizgių nuotraukų slepiasi visiškai kita realybė. Aš pati niekada nebuvau celeb pasaulio fanė, man gali patikti koks aktorius, kuris tikrai gerai vaidina, ar daina, kuri man patinka ir net nežinoti, kas ją dainuoja. Bet aš niekada nesekiau ir neseku niekieno gyvenimo, nerenku autografų ir netikiu šventais influenceriais. Tiesą sakant, aš dažnai apskritai vengdavau domėtis tuo, kas vyksta už scenos ribų. Ir viskas pasikeitė, kai pradėjau gilintis į P. Diddy istoriją. Manau, tikrai žinote apie ką tai. Iš pradžių tai atrodė kaip eilinis skandalas, bet kuo giliau lendi, tuo labiau supranti, kad čia nėra vien tik apie vieną žmogų, čia yra apie sistemą, apie galią, kuri leidžia išnaudoti kitus be jokių pasekmių. Ir tai mane šiek tiek supurtė, nes jeigu net aš visiškai atsiribojus nuo to pasaulio, staiga imu matyti tai, kas ilgus metus buvo slepiama nuo viešumos, ką jau kalbėti apie žmonės, kurie jai žavisi, tiki, seka jų pėdomis. Ir gavosi taip, kad nuvilnijus P. Diddy skandalui ir jo areštui, aš labai įsitraukiau į jo istoriją ir kuo daugiau gilinausi, tuo labiau atsivėrė man akis ir pamačiau tai, apie ką anksčiau net nebuvau pagalvojusi. Justin, you ever seen the movie 48 Hours? Right now he's having 48 hours with Diddy, him and his boy. They're having the times of their lives. Ir kartais visos tos konspirologijos ir iš ko anksčiau juokiausi, dabar man atrodo, kad daugelis dalykų gali tikrai būti tikra. Ir kaip atskirti, kur tikra, o kur yra surežisuotas spektaklis įtikinti mirtinguosius. Istorija su P. Diddy man padėjo pamatyti visus tuos mylimuosius aktorius, dainininkus iš kitos pusės visiškai ir apskritai Hollywoodo purviną pasaulį. Ir šiuo metu, kaip tik vyksta P. Diddy teismas, nežinau net ar verta daryti kokį video apie jį. Pasidalinkit, ką jūs manot, ką norėtumėt sužinoti, nes šį kanalą aš paliksiu įdomybėms iš viso pasaulio, o savo verslo mentorystei aš sukūriau visiškai naują kanalą. Dauguma žmonių sakys, kad pinigai gadina žmonės. Jie nekenčia turtingųjų, bet aš sakau, kad pinigai žmonių negadina. Pinigai tau suteikia daugiau galimybių ir paverčia tavo slapčiausius norus realybę. Pinigai žmonių negadina, jie parodo tikrai žmogaus veidą. Ir būtent dėl to, ką sužinojau gilindamasi į šią temą, šiandien noriu pakalbėti apie vieną iš tų labiausiai nutylimų, bet visiems ir žinomų Hollywoodo paslapčių apie jachtingą. Ir tai nėra apie prabangą, tai nėra apie keliones, tai apie sisteminį moterų išnaudojimą, apie tylų susitarimą tarp įtakos, pinigų ir kūnų. Ir gali būti, kad jūs šią sąvoką jau esate girdėję, bet dažniausiai jis skamba kaip juokelis socialiniuose tinkluose arba gandai apie tai, kad viena ar kita garsenybė kažką padarė dėl šlovės. Tačiau kai pradedi gilinti, supranti, kad tai nėra pavieniai atvejai, tai ne teorijos, tai visos industrijos modelis. Jachtingas tai viena didžiausių viešų paslapčių pramogų industrijoje. Ir sklando gandai, kad pirmo lygio žvaigždės, modeliai, aktoriai, influenceriai vienu ar kitu momentu buvo įsivėlę į jachtingą. Jei nesate girdėję šio termino, tai kai jaunos, patrauklios moteris, dažnai modeliai, aktorės ar influencerės yra kviečiamos į privačius vakarėlius jachtose, kurios priklauso milijardieriams. Ir iš pirmo žvilgsnio tai tarsi nekaltas būdas gerai praleisti laiką su elitu. Bet realybėje tai sistema, kurioje tavo kūnas tampa valiuta. Ir už šios gražios išorės slepiasi prievarta, išnaudojimas ir prekyba žmonėmis. Ir tai vyksta ne tik Dubajuje, tai vyksta visur. Ten, kur vyrai turi per daug pinigų ir nežino, kur juos dėti. Tada įgyvendinamos jų tamsiausios fantazijos, išnaudojant moteris, kurios nori greitų pinigų. Moteris įsivaizduoja vienaip tai, bet realybė tampa košmaru. Jachtingo terminas tapo plačiau žinomas po 2013 metų Hollywood Reporter tyrimo apie Kanų festivalį. Ir jame minima, kad kiekvienais metais Kanų įlankoje švartuojasi apie 30-40 prabangių jachtų, kurios priklauso turtingiems vyrams. Kiekvienoje jų apie 10 merginų dažnai apnuogintų ar visiškai net nuogų. Jos ne tik vakarėlių dalyvės, bet ir eskorto paslaugų tiekėjos, iš kurių tikimasi visiško paklusnumo ir paslaugų vykdymo. O po ko joms perduodamas vokas su pinigais, kiek gauna, priklausomai nuo jų statuso ir suteiktų paslaugų. Tarp įvardintų įtariamųjų dalyvių jachtinge dalyvauja mums gerai žinomi žmonės. Tai ir Bela Hadid, Hailey Bieber, Meghan Markle.
Turtingi ir dėja turtai jiems suteikia galią ir ryšių. Turtingieji valdo pasaulį. Turtingieji turi daugiau kaip niekas galimybių ir gali nuspręsti, kuo tu būsi rytoj. Jeigu tu paklusi man, mano nurodymams, rytoj tu gali prabusti turtingų ir visiems žinomų. Geri santykiai su tokiais žmonėmis gali iškelti tavo karjerą į visiškai naują lygį. Kaip prašė Hollywood Reporter, jachtingo praktika, kaip būdas išgarsėti, pasitaiko su nerima keliančiu reguliarumu. Leidinys netgi pateikė aktorės Irinos Sheik pavyzdį. Ji gavosi savo pirmąjį vaidmenį filme Heraklis be jokios aktorinės patirties. Žurnalo Stylist straipsnėje cituojamas anoniminis šaltinis. Jūs galite matyti žmonės ant raudonojo kilimo ir net nesuprasti, kas jie tokie, bet jų pasirodymo priežastis visada yra šalia. Tai tas, kas juos ten ir atvedė. Ir išties, kai matai žmonės su milijonais sekėjų keliaujančius privačiais lėktuvais, kyla klausimas, iš kur visa tai? Niekada apie jį negirdėjome, niekur nematėme ir štai pagrindinis vaidmuo, svarbi pozicija, aukštas postas. Taip iš tiesų vyksta visur. Nereikia tulėti, čia ne tik apie filmus ar modelių karjerą, tai vyksta visur. Turtingi, įtakingi ir dažnai anoniminiai. Vyrai, kurie ilsisi šiuose jachtose, tai aukščiausio lygio žmonės. Įtakingi, turtingi, sėkmingi, bet taip pat anoniminiai verslininkai. Jūs nežinote jų vardų, net neįsivaizduojate, kas jie tokie. Jie valdo 10 kompanijų ir turi milžiniškus turtus. Kad suprastumėt, kokie turtingi yra šių jachtų savininkai, pakanka prisiminti keletą jachtų, kurios buvo pastebėtos 2019 metais Kanų festivalyje. Tarp jų jachta Serene, kainuojanti $500 milijonų, kuri priklauso Saudo Arabijos princui. Joje 2 sraigtasparnių aikštelės, pilnas spa centras ir dar visko daugiau. Kita pastebėta jachta Eclipse, antra pagal dydį pasaulyje, kurios vertė $1,2 milijardo. Ir kai žiūri į tokias jachtas ir pagalvoju, kokią naudą karjerai gali atnešti santykiai su jų savininkais, o dar dovanos, kurios dažnai viršė 5-ženklės sumas, tampa aišku, kodėl kai kurie žmonės, netgi žinomi žmonės, pasirenka tai, net jei pinigai nepagrindinis yra motyvas. 2021 metais Emily Ratajkowski knygoje My Body rašė apie savo patirtį jachtinge. Ji pasakojo apie savo dalyvavimą grožio kulto sistemoje, kurią sukūrė įtakingi vyrai. Ir viena knygos dalis buvo skirta jos asmeniniai patirčiai jachtinge. Tai sukėlė kalbas apie galimą Bellos Hadid ir Hailey Bieber dalyvavimą šioje veikloje. Kadangi Emily publikavo video, kuriuose jos šoka jachtoje būtent Kanų festivalio metu, kuris jau seniai tapo jachtingo simboliu. Ir viename knygos epizode Emily paminėjo vieno savo klientų vardą – Joe Lau. Tai Malaizijos verslininkas besislapstantis nuo teisingumo. Po to, kai jis buvo apkaltintas $1 milijardų pasisavinimu iš Malaizijos valstybės. Po to, kai Emily pasidalijo savo patirtimi, žmonės pradėjo matyti ryšį tarp jo ir kitų galimų jachtingo merginų. Pavyzdžiui, 2010 metais Joe Lau buvo pastebėtas vakarėlėje su Paris Hilton Saint-Tropeze, o 2019 metais pasirodė pranešimų, kad Kylie Jenner planuoja švęsti gimtadienį būtent jo jachtoje. Visa ši informacija susijungia su 2015 metų straipsniu apie Kris Jenner ir Kylie. Ir kaip šaltiniai teigia, kad jos mama galimai ją mokė ne tik kaip patenkinti vyrus, bet ir kaip rasti tokį, kuris dosniai už tai sumokės. Dėl savo populiarumo ir jauno amžiaus ji jau ir taip pasiekė daug daugiau nei kitos merginos siūlančios panašias paslaugas. Taigi Kris Jenner iš esmės galimai yra savo dukros įtenerė. Dukros, kuriai tuo metu dar nebuvo net 18. Ir visa tai vyko filmavimo metu, kuriant Kardashianų šeimos šou. Ir su tuo susijęs visas jų prekės ženklas. Galimai visa Kardashianų šeima užsiima legalia prostitucija, o jų mama yra jų mamytė. Tai prižiūri. Galimai. Kim Kardashian taip pat siejama su jachtingu. Ir pagal Daily Mail po savaitgalio kartu Las Vegase su tuo pačiu Malaizijos milijardieriumi Joe Lau, jai buvo išsiųstas baltas Ferrari, kurio bagažinėje buvo nei daug, nei mažai $250,000 grinais, supakuotais į šiukšlių maišus. Ir jau daugiau nei 10 metų žmonės kaltina Kim Kardashian jachtingu, remdamiesi jos daugybę pasirodymų jachtose ir keistomis vienišomis kelionėmis į tokias šalis kaip Bahreinas ar Kuveitas, tariamai restoranų tinklo Millions of Milkshakes atidarymams. Šiuos renginius lydėjo masiniai protestai, kuriuos, kaip pranešama, policija malšino net ašarinėmis dujomis. Ir nors visa tai gali skambėti kaip sąmokslo teorija, daugelis yra įsitikinę, kad tai nėra tikroji priežastis, kodėl jai buvo mokami pinigai. Ir beje, Kendall Jenner buvo viena iš 13 įžymybių, kurios dalyvavo Atlantis Royal viešbučio atidaryme Dubajuje
2023 metais sausio mėnesį. Ir kažkas paviešino video iš ten, o tada viena tiktokerė mokanti skaityti iš lūpų atskleidė, ką Kendall sakė tame video. Ar tai tavo pirmas ar antras kartas? Tai mano trečias. Pirmi buvo 2 baisus. Tiesiog baisus. Bet dabar labai smagu. Tai tik pakurstė dar didesnės kalbas apie jos tikrąją veiklą Dubajuje, ypač fone visos sprokstančios temos Dubai Porta Party, kai turtingi vyrai moka jaunoms moterims už tai, kad šios valgytų žmogaus ekskrementus. Sklando kalbos, kad Meghan Markle taip pat buvo jachtingo mergina dar prieš susipažįstant su princu Hariu. Esą būtent taip ji ir susipažino. Juk ji tiesiog kažkada laikė lagaminą TV show Deal or No Deal, o netrukus ištekėjo už karališkosios šeimos nario. Citata iš straipsnio. Jei matote, kad B lygio aktorės įkelia atviras nuotraukas socialiniuose tinkluose, dažnai tai yra signalas, kad jas galima išsinuomoti savaitgaliui ir paprastai tai kainuoja $30,000. Taip, dabar mes jau einame į sąmokslo teorijų teritoriją. Tačiau daugelis vartotojų internete tikrai tiki, kad atvirų nuotraukų publikavimas yra savotiška reklama ir signalas apie moters prieinamumą. Be to, kai kurie netgi tvirtina, kad kai kurios geriamo vandens prekės ženklų kompanijos kaip spėjama tarnauja kaip priedanga eskorto veiklai. Viena kompanija buvo siejama su prabangia eskorto agentūra, kuriai vadovauja nemalonus agentas, kuris naudoja vandens buteliukų reklamą kaip katalogą merginų reklamai. O tikrasis bendrasavininkas tai mūsų garsioji mamytė. Dauguma modelių, o gal ir visos, kurios pozavo reklamuodamos tą vandenį, galimai buvo prieinamos už atitinkamą kainą, įskaitant ir buvusios Disney aktorės seserį, kuri vėliau tapo eskorto darbuotoja. Jeigu pažiūrėsite į šios vandens kompanijos Instagram puslapį, pamatysite tik nuotrauką su pusnuogėmis moterimis, o aprašymai labiau primena pačių merginų reklamą, o ne vandens produktą. Pavyzdžiui, štai vienas aprašymas. Prisijunk prie šventės, kur siaučia nesuvaldomos energijos ir neįtikėtina atmosfera. Nino tai jėga, su kuria reikia skaitytis. Pasiruošk vizualiniai puotai, kuri tave skatins trokšti dar daugiau. Būk pasiruošęs įkvėpimui, motyvacijai, nes Nino šviesa iškels tave į visiškai naują lygį. Manoma, kad repo atlikėjas, apie kurį užsimenama straipsnėje, tai Tyga, o mamytė niekas kitas kaip Kris Jenner. Vienos aktorės žodžiai, kuri anonimiškai pasidalino savo patirtimi. Jeigu jūs stengiatės greitai pasiekti sėkmę, bet nepavyksta prasibrauti į modelių verslą, aktorystę ar pramogų industriją, jachtingas visada pasiūlys jums reikiamus ryšius. Jums pažadės susitikimus su įtakingais žmonėmis, su tais, kurie priima sprendimus, ką pakviesti filmuotis ar kam suteikti modelio kontraktą. Ir netgi jeigu visa tai netiesa, vis tiek jums pažadės susitikimus su jums reikalingais žmonėmis. Garsiajame Crazy Days and Nights straipsnėje viena aktorė, tikėtina legenda, pasidalino asmeninę patirtimi dalyvaujant jachtinge. Ir ji atskleidė visą šios veiklos tamsą ir paaiškino, kodėl nesėkmingais laikomi žmonės tam pasiryžta. Ir šiame straipsnėje sakoma, aš esu aktorė, kuri didžiąją laiko dalį lieka be darbo. Jeigu neįgarsinimas, situacija būtų buvusi visiškai bloga, turėjau didelių planų praėjusiais metais, bet serialas, kuriame vaidinau pagrindinį vaidmenį, netikėtai buvo uždarytas. Ir taip nutinka gana dažnai. Aš keletą metų turėjau nuolatinį vaidmenį populiariame TV show ir ten susipažinau su kita aktorė. Ir spėjama, kad greičiausiai tai buvo Naya Rivera arba Hattie Morris iš serialo Glee. Kol mes laukėme filmavimų, daug kalbėjomės ir ji papasakojo, kad vertėtų pagalvoti apie kelionę į Europą vasarai. Ji pati važiavo ten anksčiau ir kuo daugiau ji man pasakojo, tuo geriau viskas skambėjo. Juk kiekvieną savaitę gyveni nežinioje, ar neprarasi darbo, ar neatšauks serialo, o baisiausia, ar dar apskritai rasi darbą. Jis sakė, kad viskas labai paprasta. Tik keletą kartų per jachtingą teko permiegoti su vyru, bet dažniausiai tai būna tiesiog vakarėliai. Ji vaidina gražaus aksesuaro vaidmenį. Aš paklausiau, o ką tiksliai reikės daryti? Jie atsakė, kad supažindins mane su žmogumi, kuris viską sutvarkys. Ta pačią dieną mes susitikome su moterimi, kuri tai vaidino modelio darbo. Ji turėjo keistą britišką akcentą, kuris kartais peršokdavo į dirbtinį prancūzišką. Turi būti labai graži, jachta elegantiška, tu turi būti tokia pat. Jachtų savininkai mėgsta vakarėlius, jiems reikia pripildyti tas jachtas modeliais. Ji visada vartoja žodį modeliai. Tuo metu aš jau buvau sutikusi. Žinojau, ko tikėtis, bet man reikėjo pinigų. Nusprendžiau į tai žiūrėti kaip į dar vieną vaidmenį.
suvaidinti tobulą modelį. Žmonės pažinojo mano veidą, žinojo mano darbus, o už vieną epizodą seriale man mokėdavo $25,000. Todėl aš iš karto reikalavau avanso būtent tokią sumą. Praėjus 2 dienoms po susitikimo pinigai buvo mano sąskaitoje. Skrydžio metu į Paryžių mes nematėme kitų merginų panašių į modelius, bet kai atvykome, vaizdas pasikeitė iškart. Visos merginos su mažyčiais bikiniais, dauguma iš viso be viršutinės dalies. Ir ištisai lydėjo prisilietimai, įkyrus žvilgsniai glamonės, nežinomi vyrai kabinėjosi, norėjo kartu eiti į dušą, prašė ištepti aliejumi ir kad tą patį padarytum jiems. Jei pastebėdavo merginą be sąmonės, ją filmuodavo, grabinėdavo. Iš esmės tai buvo 3 valandų seksualinis košmaras, filmuojamas kamera. Nekenčiau to, kelios merginos, kurios buvo organizatorių favoritėmis, liko su vyrais jachtoje. Kitos gyveno viešbutėje po 6 kambaryje. Paskutinę naktį pusės jų jau nebebuvo, kai kurios tiesiog išėjo. Viena pasiliko su vyru, kuris jai patiko. Mažiausiai viena mirė nuo perdozavimo. 2021 metais vienas žurnalas ėmė interviu iš buvusio superjachtos jūreivio, kuris aprašė savo darbą kaip geriausio darbo pasaulyje, tik iš pirmo žvilgsnio. Bet iš tikrųjų tai buvo seks vakarėliai, orgijos, narkotikų maratonai ir netgi paskirstų gyvūnų liekanų valymas. Visa tai vyko jachtoje. Jis taip pat papasakojo apie tragišką atvejį, kai inkaro grandinė nutrūko ir nupjovė vienam svečiui koją. Jis tiesiog nukraujavo ir mirė jachtoje. Ir panašių istorijų begalė. Ir įdomu tai, kad pats terminas jachtingas kilo būtent iš Kanų festivalio. Iš festivalio, kuris visuomet atrodė išskirtinis, kvepiantis prabanga, o dabar tampa aišku, kad daugelis moterų ten vyksta kaip į darbo biržą. Vyksta iš esmės į naujų darbų paieškas. O tokių žvaigždžių kaip Bella Hadid, Hailey Bieber, Meghan Markle bei Kendall ir Kylie Jenner dalyvavimas jachtinge iš paviršiaus gali atrodyti kaip smagus būdas moterims pasistumėti karjeroje. Vakarėliai privačiose jachtose mainais į draugiją, o jos gauna dovanas, apmokėtas keliones ar pinigus. O kiek šios dovanos vertos priklauso nuo to, kiek jos pačios sugebėjo paslaugų suteikti vyrams. Jachtingas yra pavojingai dažnas būdas, kuriuo daugelis jaunų kylančių aktorių ar modelių pradeda savo karjeras. Visa tai yra šlykštu ir tai leidžia suprasti, kiek daug iškrypusių ir išsigimusių žmonių yra valdžioje. Vis dėlto daugeliu atveju jachtingo gyvenimo būdas yra sąmoningas suaugusių žmonių pasirinkimas. Tai intriguojantis pasaulis, kuriame pinigai ir spindesys susikerta, bet kaip ir visada, svarbu prisiminti, kad ne viskas auksas, kas auksu žyba. Ir pabaigai, ar gaila šių moterų? Man tikrai ne. Tai yra jų pasirinkimas ir ne dėl to, kad jos neturi ko valgyti ar neturi iš ko maitinti vaikų. Jos nori būti matomos, žinomos, įtakingos ir kuriuo galu jos tai pasiekia, tai yra jų pasirinkimas. Man galbūt gaila tų tikrų talentų, kurių mes niekada nepamatysim, nes jie nesutiko daryti tai, ką daro daugelis įžymybių, o matome tik tuos, kurie sugebėjo nusilenkti žemiau kelių.